Dar visai neseniai Lietuvoje praūžė metų automobilio rinkimai, kuriuose matėme net 3 laimėtojus. Turbūt nenustebinsiu pasakęs, kad tokie patys rinkimai vyksta tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Jeigu nežinojot, pasaulio metų automobiliu šiemet tapo Kia EV9, o metų Europos automobiliu tapo Renault Scenic E-Tech Electric, apie kurį jums šiandien ir papasakosim. Na, o šiandien mes išbandom visiškai naują 2024 metais pagamintą Renault Scenic. Po kapotu aišku nieko nėra, o dugne sumontuotos 87 kWh baterijos. Elektrinis variklis suprogramuotas taip, kad maksimaliai išvystytų 218 arklio galių. Varantis ratai yra priekiniai, o CO2 aišku mes neturim. Tai yra jau 5-oji Renault Scenic karta. Šio automobilio istorija prasidėjo 1999 metais ir nepaisant to, kad tai buvo modelis turintis labai daug elektronikos problemų, kažkodėl Europoje jis buvo labai populiarus, taip pat ir mūsų keliuose. Ir nuo 1999 Scenicas buvo gaminamas be jokių pertraukų, o pernai pasirodė štai ši 5-oji karta ir 1-oji karta varoma tik elektra. Štai tokį elektrinį Renault Scenic būtų galima įsigyti su 2 dydžių baterijomis – 60 ir 87 kWh. Su mažesne baterija teoriškai nuvažiuosite apie 420 km ir toks modelis turės 170 arklio galių, na, o su galingesne baterija nuvažiuosite net 625 km, valta paskaičiavimai savaime suprantama, ir jis jau turės, kaip ir dabar, 218 arklio galių. Na, o dabar trumpai apie krovimą. Jeigu štai tokį automobilį krausite iš buitinės rozetės savo namuose 220 V, tai, na, per naktį jis pasikraus maždaug apie 100 km. Priklauso nuo to, kiek truks jūsų naktis, ar 8 ar 11 valandų. Jeigu krausit įprastoje 11 kW stotelėje, kurią žmonės dažniausiai turi įsirengę namuose, automobilis nuo 0 iki 100% pasikraus per maždaug 8,5 valandos. Bet automobilis maksimaliai priima net 150 kW krovimą, vadinasi, jeigu jį krausit tokioj stoteliai, baterija nuo 0 iki 100 turėtų pasikrauti maždaug per valandą. Na, jeigu norite įsigyti tokį automobilį, užsukite autoplius.lt. Tik aišku, prie naudotų automobilių jo nerasit, jis visiškai naujas, jį rasit autoplius.lt naujų automobilių kataloge. Na, o dabar pažvelkim į automobilio kėbulą. Kaip jau tampa madinga ir šiek tiek įprasta, vis siaurėja žibintai, tai ir čia turime pakankamai siaurus žibintus, čia yra visi pagrindiniai žibintai, dienos ledai yra štai čia, man jie atrodo įspūdingai dailiai, o per vidurį dar turim, na, grotelių imitaciją, grotelių čia nėra, kuri panaši lyg į tokį bičių korį, nežinau, bet bendras vaizdas bent jau man tikrai neblogas. Automobilio ilgis 4,47 m. Pakankamai vidutiniškai tikrai nėra per augas automobilis, prošvaisa 14,5 cm, tai daugiau negu lengvajam automobiliui, bet ne tiek daug kaip įprastame SUV turim, bet jau neblogai. Iš detalių juodas stogas, stogo bagažinės laikikliai, šiek tiek chromo, apsaugotos arkos ir 20 colių ratlankiai, kurie yra labai aerodinamiški. Viena iš naudingų ir praktiškų automobilio funkcijų yra tai, kad prieėjus prie jo nieko daryti nereikia. Prieini prie automobilio, atsitraukia rankenėlę ir vos pajudėjus rankenėlės ir vėl užsidaro. Na, o gale juodas ir taip pat aerodinamiką gerinantis spoileris, bent jau man įspūdingo grožio ledai ir žinoma turim modelio užrašą. Man automobilio išorė tikrai patinka, o kaip jum, parašykit komentaruose. Atsisėdus į vidų automobilis duoda šiokį tokį net, noriu sakyti, prabangos pojūtį, nes čia turim 2 didelius ekranus. Tokios šiek tiek išskirtinės sėdynės, daug baltos spalvos, ledus ant centrinės konsolės ant durų. Aišku, nepabėgti ir nuo įprastų elementų, kaip sidabrinės apdailos, juoda blizgi spalva ar medžio apdaila, bet net ir ta medžio apdaila išspausta tokiais kvadratėliais, na, išskirtinė. Net ir lubos išskirtinės, jos nei baltos, nei juodas, toks lyg ir pilkos treninginės. Tai bendras vaizdas man iš tikrųjų patinka, pažiūrėkim į kokybę. Tai čia, kur dedu alkūnę, kaip ir viskas gerai, jį net galim truputėlį pastumti pirmin ir atgal, kad būtų šiek tiek patogiau. Kitoj pusėje čia jau pakankamai kieta, bet šiek tiek minkštumo yra, o toliau prasideda betonas. Čia, aišku, apačioje irgi prastokos medžiagos. Dabar pajudinkim dalykus. Juda šita vieta,
O jeigu šiek tiek judinu centrinę konsolę, ir jos kampelis netgi juda. Tai vaizdas labai geras, ar medžiagų kokybė aukšta, na, negalėčiau taip teigti. Dabar apie sėdynės. Tai visų pirma, kaip jau matot, jos atrodo gana išskirtinai. Aš gal balto salono nesirinkčiau, labai nepraktiška, bet bent jau man patinka, kad štai čia yra ne oda. Tai bus maloniau atsisėsti tiek šaltą žiemą, tiek karštą vasarą. Kas liečia valdymą, tai keleivio sėdynė valdoma mechaniškai, vairuotojo sėdynė valdoma elektra, ji turi ir atmintį, abi sėdynės yra šildomos, čia yra išties labai daug vietos. Mane gal truputėlį, kalbant apie sėdėjimą, erzina tai, kad spaudžiant akceleratorių mano dešinys kelias truputėlį trankosi į centrinę konsolę, bet nežinau, gal čia problema tik tai mano ūgio žmogui. O šiaip tai dėl jų, atvirai pasakius, negaliu nieko blogo pasakyti. Multimedija vienas iš elementų, kuris man labai patinka šiame automobilyje, tai visų pirma dėl to, kad ji yra vertikali, tokie prie kokių telefonų mes esame pratę, tai ko gero palengvina šiek tiek naudojimasi. Visų antra, multimedijos sistema kurta ne automobilio kūrėjų, o Google. Tai reiškia, kad viskas surasti lengva, multimedija greita, gera raiška, Apple CarPlay, Android Auto veikia be laido ir apskritai neturi kur kabinėtis. Vienintelis ir labai aštrus minusas, kurio tiesiog negaliu nepaminėti, tai yra eilinis garso tapšnoklis. Nu kodėl gamintojai vis dar įdeda? Klimato kontrolė 2 zonų, 3 zonos šį kartą gale neturim, bet valdymas man labai patinka. Čia yra mygtukų juosta, į viršų arba žemyn svirtelių pagalba galite nusistatyti, ką reikia, o visa reikalinga informacija matome ekrano apačioje. Tai supaprastina naudojimą, nereikia eiti į atskirą meniu ir vairuojant automobilį fiziniai mygtukai visada yra ir patogiau, ir gerokai saugiau. Na, o dabar pažvelkim į galinio vaizdo kamerą. Tai kamera pakankamai ryški, pirmasis vaizdas, kurį turim, tai galinė kamera plus 360 iš viršaus. tą vaizdą pažiūrėkim, ar mes galim kažkaip pakeisti. Galim pasinaikinti 360, turėti platų vaizdą gale, galim turėti tik 360 laipsnių iš viršaus ir, kas man labai patinka, dar turim ir 3D vizualizaciją, kuri iš karto mato viską, kas yra aplinkui. Tai kamera gera, pakankamai ryški ir, ko gero, nelabai čia yra kur kabinėtis. Vairuotojo ekranas lygiai tokios pat įstrižainės kaip ir multimedija, 12 colių, lygiai toks pat raiškus, labai greitas. Čia galit su savo ranka pakeisti vizualizaciją, įsidėti ten vienokį vaizdą, kitokį vaizdą, galbūt adaptyvaus autopiloto vaizdą, čia galima perskelti navigacijos rodmenis arba galim praktiškai nematyti visiškai nieko. O jeigu norit pasikeisti spalvą, tai tą galėsit padaryti tik tai perjungę važiavimo režimą, eko žalias, sport yra raudonas, komfort yra mėlynas ir taip toliau. Kas man labai patinka, keičiant spalvas ir važiavimo režimą, taip pat keičiasi ir viduje esančių ledų spalva. Dabar trumpai apie vairą. Tai vairas nėra absoliučiai apvalus, šiek tiek lygesnis viršus, lygesnė apačia, kodėl tai padaryta nežinau. Ar gražus, tai skonio reikalas, man atrodo visai neblogai. Bet lietimui jisai malonus, šildomas, vairas yra multifunkcinis, nepaisant to, kad atrodo, kad čia lietimui jautrus mygtukai. Ačiū Dievui, jie tokie nėra, čia yra paprasti fiziniai mygtukai. Štai čia turim labai gražų, labai sportiškai ir seksualiai atrodantį mygtuką, kuris, kaip nesenai minėjau, keičia važiavimo režimų pasirinkimus. Už vairo dar turim ir menteles, aišku, jokių pavarų jos nepermetinėja, jos reguliuoja tik tai regeneraciją. Automobilyje dar turim vieną įdomią detalę, tai yra veidrodėlį. Veidrodėlis gali būti įprastas toks, kokį, randame 99% automobilių. Arba, jeigu vaizdas jūsų netenkina, vienos svirtelės pagalba galite įsijungti galinę kamerą. Ir dar jeigu vaizdas jūsų netenkina, čia yra meniu ir jūs galite viską pagal save pasireguliuoti, šiek tiek pakelti, pasukti dešinę ir į kairę priklausomai nuo to, koks vaizdas jūs tenkina labiausiai. O juokingiausia dalis ta, kad sustojus kamščiuose ir esant kitam automobiliui labai arti jūsų, vaizdas tiek stipriai pritrauks, kad praktiškai visą laiką matysit vairuotojų veidus. Jau esu kartą minėjęs, tai yra tikrai privatumo pažeidimas. Ir dar viena įdomi detalė, tai yra stoglangis. Stoglangis, kaip matot, neturi jokio įprasto uždangalo, bet jis yra, sakyčiau, užsiblūrinės. Ir tai lyg ir jokia naujiena, daug automobilių turi tokius stiklus, bet pažiūrėkit, kaip jis užsidengia ir atsidengia šiame automobilyje. Hey Google, open Solar Bay. Okay, clearing the solar bay. Hey Google, close Solar Bay. Okay, darkening the solar bay. Atrodo net netikroviškai.
Nu, o dabar žinoma dėtuvės, tai duryse turim po sąžiningo dydžio dėtuvę. Man labai patinka, kad ta dėtuvė išklota minkšta medžiaga, tai jeigu įdėsit kokią nors skardinę ir važiuosit per duobę, nieks ten nesidaužys. Labai apgalvotas dalykas. Toliau turim labai didelę dėtuvę, štai čia ten giliai yra 12 voltų jungtis. Čia taip pat turim tokius kaip puodelio laikiklius, kuriuos galima perdėlioti ir pasidaryti arba didesniam, arba mažesniam puodeliui. Turim įprastą puodelio laikiklį, turim mažytę dėtuvėlę štai čia, pavyzdžiui, raktui ir atsidarantį porankį, kuris yra štai tokio gylio. Dar turim vieną dėtuvėlę štai čia, skirtą telefonui su bevėlio įkrovimo funkcija. Turim standartinę dėtuvę štai čia, kuri yra tokia, na, sakyčiau, ne pati didžiausia. Ir kaip ir čia mūsų dėtuvės užsibaigia, bet šitoj vietoj noriu pasakyti vieną, ko gero, nemenką automobilio minusą. Vėliau parodysiu, kad gale yra 4 USB-C jungtis. Priekį mes neturim nei vienos. Kodėl? Nu, o dabar kaip visada atsisėdau į galą ir situacija čia, žinokit, tikrai gera. Visų pirma, man patinka, kad čia irgi minkštos sėdynės, kaip ir priekį. Kaip matot, mano kojom, mano galvai, vietos sočiai, apie tai kalbėti net neverta. Aišku, dėl baterijų dugnas pakankamai aukštai, tai šitoj vietoj tokios atramos norėtųsi lyg ir kojom didesnės. Bet yra kaip yra. Už kiekvienos sėdynės turim po 2 kišenėlės viršui ir po 1 kišenėlę apačioj. Langas gaila iki pat galo neatsidaro, bet kadangi nėra transmisijos tunelio, tai kilnotis iš vienos pusės į kitą labai lengva. Bet dėl kojų važiuoti 3 čia problemos nebūtų, bet dėl pločio tai gal ir nenorėčiau šalia labai didelių keleivių važiuoti. Toliau, turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus su dangteliais, kurių niekada nepamesim, nes jie nenusiema, tas man labai patinka. O štai čia atidarau vaikų zoną. Čia aišku yra dėtuvėlė, 2 puodelių laikikliai, tie puodelių laikikliai atsidaro, jos galima nusistatyti kaip tik tai nori ir čia įsikiša ne vienas, o 2 telefonai. Ir telefonas labai nesudėtingai įsistato ir vaikas ausinėm gali žiūrėti Netflixą, o jūs sau ramiai šnekučiuojatės. Tai labai įdomi ir inovatyvi funkcija. O jeigu važiuojat ne su vaikais, o vežat babai šakę, tai atsidaro ir vidurinė dalis, tai galim įsidėti ir kažkokį tai ilgą daiktą. Turiu pripažinti, kad situacija gale aš esu labai patenkintas. Bagažinės talpa 545 litrai, gali atrodyti kaip nedaug, bet lyginant su konkurentais netaip ir mažai. Pavyzdžiui, Audi Q4 e-tronas turi 10 litrų mažiau, o Mustang Mach-E apskritai tik 400 litrų. Bagažinė labai gili, tai krovinį kažkokį ištraukti bus gana sudėtinga ir galimai nusidaužys šita vieta. Bet kas man labai patinka, dugnas yra dvigubas, čia atsidaro ir yra dėtuvė skirta būtent laidams. Tai pagaliau gamintojai supranta, kad tos laidus mes vežiosimės ir juos kažkaip teks patogiai įsidėti. Toliau, 12 voltų jungtis, 1-2 kabliukai pirkinių krepšeliam, tvirtinimai sunkiam kroviniui ir dabar atlenkime sėdynės. Tai, kaip matot, atlenkus sėdynės, kadangi bagažinės dugnas labai gilus, tai čia nieko lygaus labai nerasit ir jeigu sunkus bus krovinys, tai labai sunkiai tempsit į priekinę dalį. Na, kadangi čia elektromobilis, po priekiniu dangčiu turim dar vieną bagažinę. Pažiūrėkit, super, kiek vietos ir čia pasidėsi daiktų ir čia visur prisidėsi daiktų. Jesus. Na, o dabar leidžiamės į kelią ir pradėsiu nuo miesto, nes miestas yra puikiai terpė naudoti šitam automobiliui. Aišku, visų pirma dėl to, kad jis varomas elektra, tai vadinasi, kamščiuose mes nedrebam sustoję, niekas nesmirda, neteršiam gamtos su CO2 ir tai yra vienas iš gerųjų dalykų. Antras geras dalykas yra tai, kad čia yra elektromobilis ir jis turi regeneraciją, kurios stiprumą galim nusireguliuoti kokį norim, yra 4 ar 5 skirtingos padėtis ir nusistačius pagal taip, kaip jūs vairuojat, praktiškai nereikės stabdžių pedalą naudoti, tik tai pilnam sustojimui, o tai ir palengvina važiavimą ir suteikia galimybę dar šiek tiek grąžinti elektros energijos į variklį ir nuvažiuoti galbūt keliolika kilometrų daugiau. Trečias geras dalykas mieste yra tai, kad šito automobilio susisukimo spindulys neviršyje net 11 metrų, o tokio dydžio automobiliui tai jau yra neblogas pasiekimas, kas palengvins tikrai parkavimąsi prie parduotuvių ar daugiabučių kiemuose, jeigu ten gyvenat. Bet automobilis malonus ne tik mieste, bet ir užmiestyje. Komforto lygis mieste geras, per kalniukus, įvairiausius per duobes, automobilis pervažiuoja minkštai. Jeigu, aišku, pasirenkat atitinkamai greitį, užmiestyje padidinus greitį
dar, sakykime, tas komforto lygis dar labiau pagerėja. Bet kas man labiausiai patinka ir kas ko gero labai stipriai imponavo ir Europos metų automobilio rinkimų komisijai, bent jau aš taip spėju, tai puikus komforto ir valdymo santykis. Kaip minėjau, man atrodo, kad su automobiliu važiuoju pakankamai minkštai, bet to pačiu, jeigu sukteliu vairą, jis iškart sureaguoja į vieną, į kitą pusę ir toks atsiranda malonumas vairuoti, nes važiuoju minkštai ir kontroliuoju visą situaciją. Tai yra labai gera ir labai retai, bent jau mano sutinkama kombinacija. Apie sąnaudas, tai su elektromobiliu kalbėti visada šiek tiek sudėtinga, tai gal kalbėkim ne apie sąnaudas, o apie 100 km kainą. Tai jeigu, pavyzdžiui, automobilį kraunat namuose ir čia net nesvarbu, ar iš 11 kW stotelės, ar iš 220 rozetės, tai jeigu kraunat namuose, turit saulės kolektorius ir šviečia saulė, tai 100 km jums kainuos lygiai 0 eurų. Jeigu neturit kolektorių, tai tas 100 km jums kainuos, sakykime, nuo 3 iki 6 eurų, priklausomai nuo to, kiek jūs mokat už tą elektrą ir ar jums svarbu momentinė elektros kaina. O jeigu krausite automobilį mokamose aukštos įtampos stotelėse, tai tas 100 km, aišku, priklausomai vėlgi nuo momentinės elektros kainos, gali kainuoti tiek pat, kiek kainuoja 100 km su benzininiu V6. Kas liečia matomumą, tai priekyje lyg ir situacija gera, truputėlį gal norėtųsi, kad vidurinis veidrodėlis būtų aukščiau. Labai stori statramšiai, tai kartais gali susikurti nematomumo zoną. Aišku, veidrodžiai yra labai dideli, man jie patinka, o vaizdas per galinį langą, man sėdinių atlošai šiek tiek trukdo, bet jeigu prisimenat, minėjau pačią geriausią veidrodėlio funkciją, jeigu vaizdas netenkina, mes galime įsijungti kamerą ir dabar jau matau labai platų ir didelį gerą vaizdą. Garso izoliacija dar vienas svarbus dalykas automobilyje ir turiu pripažinti, kad šito Renault Scenic garso izoliacija manęs stipriai nenudžiugino. Ir papasakosiu pavyzdį realų iš savo gyvenimo. Vakar važiavau su dukra sėdėjo gale specialioje kėdutėje ir kalbėjo pakankamai tyliai, nešnibždėjo, bet tiesiog kalbėjo tyliai. Tai man, tam, kad girdėčiau vaiką, reikėjo beveik visiškai išjungti muziką. Nesupraskite, neteisingai situacija nėra tragiška, bet mes važiuojam 50 km per valandą ir aš jau dabar girdžiu ratų sukibimą su danga. Tai čia vieta, kur reiktų stipriai patobulėti, ypatingai turint omeny, kad čia yra elektromobilis ir mes neturim variklio garso, kuris užgoštų visus kitus garsus ir taip pseudo pagerintų tą garso izoliaciją. Beje, Scenicas stengiasi suskaičiuoti realų likusių nuvažiuoti atstumą kiekvienam skirtingam vairuotojui. Atsisėdus kitam vairuotojui po manęs, pradėjus šiek tiek važiuoti, automobilis bando suprasti, kokiu stiliumi ir kokiu ritmu važiuoja tas vairuotojas ir nuo to vairavimo ritmo keičiasi likusių nuvažiuoti rida ir turiu pripažinti, kad paskaičiuoja pakankamai tiksliai. Taigi, pabaigai kaip visada, ar verta rinktis naująjį Renault Scenic E-Tech Electric. Jėzu, koks ilgas pavadinimas. Tai žinot, man atrodo, kad jis praktiškas ir talpus viduje, stilingas savo išorėje ir turi tiesiog nuostabų valdymo ir komforto santykį. Ir tikrai manau, kad metų Europos automobilio titulas buvo gautas ne veltui. O kaina, kuri startuoja nuo šiek tiek daugiau negu 44 000, gali atrodyti didelė, bet kai palyginsit su tiesioginiais konkurentais, tai ji nebeatrodys tokia jau ir didelė. Bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit, užmeskit tą laiką, jeigu pažiūrėjote iki pat pabaigos, pasubscribinkit kanalą ir aišku, ateikit pas mus į socialinius tinklus. Daug saulės ir iki!